Pamokos tema lygtys su kvadratinėmis šaknimis. Šioje pamokoje išsiaiškinsime, kaip reikia spręsti lygtis, kurių nežinomasis yra po šaknies ženklu. Lygtys, kurių nežinomasis yra po šaknies ženklu, vadinamos iracionaliosiomis lygtimis. Norint išspręsti iracionaliąją lygtį kvadratinė šaknis iš f nuo x lygu a, kai a realusis skaičius ir neneigiamas, patogu kelti abi puses kvadratu ir reikia nepamiršti patikrinti, ar sprendinys tinka pradiniai lygčiai. Kai a mažiau už nulį, iracionali lygtis kvadratinė šaknis iš f nuo x lygu a sprendinių neturi. Išspręskime iracionaliąją lygtį kvadratinė šaknis iš x minus 1 lygu 2. Keliame abi pusės kvadratu, naikiname šaknį, gauname lygtį x minus 1 lygu 4, minus 1 perkeliame į dešinę pusę, gauname x lygu 5. Patikriname, 5 yra sprendinys, nes gauname teisingą skaitinę lygybę. Išspręskime kitą pavyzdį. Kvadratinė šaknis iš x plus 3 lygu minus 4, kadangi kvadratinė šaknis iš x plus 3 yra daugiau arba lygus su visom galimom x reikšmėm, todėl lygtis sprendinių neturi. Iracionaliąją lygtį kvadratinė šaknis iš f nuo x lygu g nuo x reikia spręsti, nustatant lygties apibrėžimo sritį ir keliant abi puses kvadratu. Arba pakelti abi lygties puses kvadratu ir patikrinti, ar gautieji sprendiniai tenkina pradinę lygtį. Išspręskime iracionaliąją lygtį kvadratinė šaknis iš 7 minus x lygu x minus 1. Nustatome apibrėžimo sritį, 7 minus x yra daugiau arba lygus už nulį, x minus 1 daugiau arba lygus už nulį ir pakėlus abi pusės kvadratu gauname šią lygtį. Išsprendžiame abi nelygybės, keliame kvadratu pagal greitosios daugybos formulę ir randame šios lygties sprendinius. Kadangi lygties apibrėžimo sritis yra aibė nuo 1 iki 7, todėl tinka tik tai vienas sprendinys 3. Minus 2 nepriklauso lygties apibrėžimo sričiai. Atsakymas iracionalios lygties 3. Išspręskime iracionaliąją lygtį. Kelkime abi puses kvadratu. Naikiname šaknį ir gauname lygtį 1 minus 5x lygu 1 minus x kvadratu. Dešinėje pusėje esantį reiškinį pertvarkykime į reiškinį 1 minus 2x plus x kvadratu. Keliame vienetą ir minus 5x į dešinę pusę. 1 ir minus 1 susiprastina, gauname lygtį x kvadratu plus 3x lygu 0. Iškeliame x prieš skliaustus, gauname lygtį x kart x plus 3 lygu 0. Sandauga lygi 0 tuomet, kai x lygu 0 arba x plus 3 lygu 0. Šios lygties sprendiniai yra 0 ir minus 3. Patikriname, kai x lygu 0, tai x reikšmės tinka pradiniai lygčiai, gauname teisingą skaitinę lygybę 1 lygu 1. Kai x lygu minus 3, tuomet lygybė taip pat teisinga, lygties sprendiniai yra minus 3 ir 0. Išspręskime šią iracionalią lygtį. Kelkime abi pusės kvadratu.
Pakeliame dešinę lygybės pusę kvadratu, taikydami greitosios daugybos formulę. Gauname šį reiškinį ir dabar jį prastinsime. Prie x pridėję x gauname 2x. Iš 3 atėmę vienetą gauname 2. Keliame į kitą pusę. 2x keliame, gauname minus 2x. Plus 2 keliame, gauname minus 2. Iš 4 atėmę 2 gauname 2. Galime abi pusės padalinti iš 2, kad gautume paprastesnę lygtį. Gautą lygtį vėl keliame abi pusės kvadratu. Naikiname šaknį, o 1 minus x kvadratu, prisiminkime, yra lygu x minus 1 kvadratu. Keliame į kairėje pusę x minus 1 kvadratu ir pastebime, kad x minus 1 reiškinys yra abiejuose dauginamuosiuose. Todėl galima jį iškelti prieš skliaustus, o skliaustuose lieka x plus 3 minus x ir plus 1, pakeitėme ženklą. Gauname x minus 1 kart x reikšmė susiprastina, 3 plus 1 yra 4. Padalinkime abi pusės iš 4. Gauname x minus 1 lygu 0, x lygu 1. Patikriname. Kai x lygu 1, sprendinys tenkina pradinę lygtį, todėl lygties sprendinys yra 1. Apibendrinkime. Lygtis su kvadratinėmis šaknimis patogu spręsti, keliant abi jos pusės kvadratu, naikinant šaknis. Nepamirškite, kad reikia patikrinti, ar sprendiniai tenkina pradinę lygtį. Lygtis kvadratinė šaknis iš x minus 10 lygu minus 2 sprendinių neturi, nes kvadratinė šaknis iš x minus 10 neneigiama su visomis galimomis x reikšmėmis. Sprendžiant šią iracionaliąją lygtį, reikia nustatyti lygties apibrėžimo sritį, pakelti abi pusės kvadratu, rasti sprendinius ir patikrinti, ar sprendiniai priklauso lygties apibrėžimo sričiai. Arba pakelti abi lygybės pusės kvadratu ir gautus sprendinius patikrinti, ar mūsų lygybė tampa teisinga skaitinė lygybė. Sėkmės sprendžiant iracionaliąsias lygtis.